Viename sostinės garažų gyvena gana neįprastas šuo. Štai šis šeimininko vadinamas Biglis yra šunamobilis. Sauliaus Girniukaičio ratuotas augintinis kaip tikras šuo, su ausimis, urzgia ir vizgina uodegą. Šį gyvūną Vilnietis kūrė kartu su savo draugu. Vaikinai sako, iš pradžių nežinojo, kaip įgyvendinti idėją, juo labiau, ar jis iš viso galės važinėti gatvėmis. Sunkiausia tai yra, kad išlikti automobilį tvarkingą po to, kai jis nusirengs, jeigu apskritai kad nors nusirengs, galbūt jis ir nenusirengs. Tada mes dar biškelį pakoreguosim viską ir jis važinės ir toliau savo gyvenimo šuniškai. O reiškiasi, tai buvo sunkiausia. O šiaip tai iš esmės tai nėra labai sunku. Šiek tiek reikia pagalvoti, kaip padaryti kailį tą patį pritvirtinti, kaip reiškiasi patį dizainą to šunus, ta prasme, kad jis labiau šunį būtų panašus į mešką. Visgi dažnai gatvėmis lakstyti pūkuoto automobiliu sudėtinga. Vaikinai sako, kad kiekviena kelionė priklauso nuo oro sąlygų, tad žiemą ratuotas augintinis praleis garaže. Tačiau vos išsprogus medžių pumpurams, automobilis grįš į gatvę. Ir greičiausia ne vienas. Mes ruošiamės padaryti tokią kaip ir grandinę visą, šuo, katinas, pelė ir sūris. Galiausiai bus sūris, paskui sūrį važiuos pelė, paskui pelė katė ir paskui katina šuo. Vaikinai tvirtina, kad šis automobilis sukurtas praskaidrinti nuotaiką. Krūsis. Šunamobilio kūrėjai prasitarė, kad automobilį galima panaudoti ir kokiai neįprastai gyvūnų maisto reklamai, o jei pavyks, galbūt kuris jų ratuotų kūrinių net pakeliaus po Europą. Reporterė Rita Gečiūnaitė, Vilnius.